Norit Yamahos, bet už 3 kart pigiau, turim jums pasiūlymą. 140 turim. Turim 125. Galit kelti vienkę, nes yra mechaninė pavarų dėžė. Turim 110 pusiau automatą. Ką tai reiškia? Nėra sankabos, tiesiog mėtų. 1, 2, 3, 4. 4 bėgi. Tai lėksit, nežinau. Gal net tėvam nesakykit, kai pirksit, kokį čia greičių galite važiuoti maksimaliai, nes tikrai neleis nusipirkti. Turim 125, irgi vairas gan aukštai su elektriniu starteriu. Liuojasi amortizatoriai, galite sėsti iki 150, gali atlaikyti, nežinau, nerekomenduojam 150. 110 kubatūros. Koks jo privalumas? Norit mokinti mažą vaiką su benzininiu motociklu, tai šitas puikiai tiks, nes pilnai automatas, užsikūrėt, brukšt pagazavot, nulėkė. Gaudykit, sėkmės pagauti. Yra benzininis 49 kubatūros. Nėra bet koks 49 kubatūros. Su Easy Starteriu, brakšt, užsikūrėt. Karburatorius, pagerintas, tam oro filtras didesnis, tam sakė, ten jisai karočiai kūras, tam pateklo, taip, ten viskas greitai, nieks neusikimštant. Dabar ypač populiarėjantis, nes neskleidžia garso, tai yra elektriniai krosiniai motociklai. Neskleidžia garso, todėl su kaimynais nesusipyksit ir turėsit draugišką kaiminystę. 1500 W ir 1000 W. Mažesniam vaikui, didesniam vaikui, jisai gali iškart sukti visą ratą, gali daryti pagreitėjimą, gali susireguliuoti maksimalų greitį, minimalų greitį, vienu žodžiu parametrų tiek, kad patys nežinosite kaip naudoti šitos.